Labas rytas. Praleidom savaitę Lietuvoje, nors dabar taip galvoju, gal net neapsimokėjo skristi į Lietuvą dėl laiko prasmės, nes vis tiek išsimeta viena diena ten, viena diena tada vėl skrist. Šiuo atveju visa para išsimes. 19 valandų vien tik skrydis. Biški durnai gavosi, turėjom skristi šiandien normaliu metu, 12 valandą visi, bet gavosi taip, kad mūsų skrydis overbookintas buvo. Ir visus išskaidė kaip pimpačkiukus. Repas su Vasiuku išskrido vakar, o mano skrydis toks, kad skrendu į Kopenhagą. Kopenhagoje turiu 3 valandų persėdimą, tada 7 valandų skrydis į Abu Dabį. Ir ten sėdžiu 7 valandas. Nes mes dabar važiuojam 2-3 etapui, kurie vyks kas savaitę. Ir tada dar liksiu dar 2 savaitėm, nes atskrenda pas mane į Gilę. Ir šiek tiek patostogausim. Sako, 3 metus ar kiek čia jau išvažiuoju ten, atsibodo, aš irgi noriu egzotikos pamatyti. Nu tai va, pamatysi egzotikos. Bet ką norėjau pasakyti, tai mes jie pirkom pigesnius skrydžius. Ir jos kelionė daug trumpesnė, bus ir greitesnė negu dabar mano su 2 persėdimais. Tai varom keliaut. Esam Kopenhagos oro uoste. Pirmą kartą skrendu su Etihad. Good morning. Tai kol kas įspūdžiai net geresni negu turkišo, ypač dėl vietos kojom. Nu, ką galiu pasakyti? Nėra blogai. Turim vietą prie lango. Ir kas dar geriau, nu, gaunasi mano sėdynė. Mano sėdynė gaunasi kaip ir vidurinė, nes čia vat sėdi, čia sėdi. Nu, prieki tik tai 2 žmonės. Ir prie lango sėdynė. Bet pas mane čia nieko nėra. Čia yra viena sėdynė. Ir vėl eilinį skrydį, tai jau 3 skrydis iš eilės, kai aš sėdžiu pačiam gale ir gal vėl vienas. Tai 3 kartą vienas sėdės. Gal. Nu, dar net neįpusėjo bordinimo, bet pagal tai, kaip eina kartą, tai nenustepčiau, kad vėl vienas. Ir tokio prikolo dar nematęs. Tai labai gerai. Toliau, ką turim turim ekraną, paskui panalizuosiu, kažką pasakysiu. Turim PSP kažkokį irgi su touchu. Kaip man čia įdėt. Ir turim pagalvę, turim adijalą užsiklot. Turim kaip visur ausinių ir turim akių raištį, dantų pastą, jie labai gerai, ausų kamštukai, bet kieti kažkokie šiti. Gerai, gerai. Tai ir išsvajotasis Abu Dabis. Tai turiu 7 valandas, pasižiūrėjau švieslentį, yra skrydis 9. Tai grubiai už 1,5 valandos į Muskatą ir tų pačių oro linijų. Bet galvoju, nueisiu, pasiklausiu, gal vis dėlto pavyktų man susikeisti. Tai aišku, turbūt netgi labai stipriai abejotinas dalykas. Bet jeigu pavyktų, tai daug geriau būtų. Jeigu nepavyks, tada yra 2 variantai. Visai norėčiau surizikuoti ir nulėkti, išeiti iš oro uosto ir nulėkti iki vietinės mečetės. Čia jį už pusvalandžio kelio, bet aš dar išėjau iš lėktuvo ir pasiklausiau žmonių, kurie rodė, kur eiti, jeigu tu transferis ar netransferis. Tai vienas sakė, kad lemą 7 valandų neužteks ir rizikuosi. Kitas sakė, kad nu viskas čia normaliai dar. Bet ten neužsibūsi ilgai. O tada 3 variantas, jeigu nerizikuot su ta mečete ir išėjimo iš oro uosto, tai tiesiog eiti į lounge'ą ir sėdėti ten. Gerai, planas A. Nepavyko, iš info centro einu, sakė, kad 9:05 skrydis į Muskatą
yra overbookintas, visiškai nėra absoliučiai jokių šansų. Liko 2 planai ir šiaip pasiklausinėjau dar čia aplinkui žmonių dirbančių. Tai jo, tipo, be problemų spėt turėtum. Irgi ko klausiau, vieni sako, užteks tau ir 1,5 valandos atvaryt prieš. Ir kitas sakė, 2 valandas atvaryk ir bus gerai. Tai gerai, tai tada aš turėčiau būti oro uoste, grubiai apie 12, dabar yra jau 8:30. Į mečetę, ta artimiausia, kur yra, įleidžia iki 9:30. Tai aš tada turiu valandą laiko nusigauti iki jos. Tai išeiti iš oro uosto ir nuvažiuoti iki jos. Kad tai padaryt, man reikia interneto. Tai turbūt esim greičiausias variantas. Ir reikia prisiregistruoti vietiniam takso appse vietiniam. Ir tada teoriškai turėčiau spėt. Tai jeigu aš nuvarau spėju ten įeinu paskutinis, tarkim, 9:30, tai aš iki 10:11 pasivaikštau, 11 išvarau čia ir 11:30 vėl oro uoste. Blemba, taip atrodo daug laiko, bet kai pradeda skaičiuoti, tai netiek ir daug. Einu galvot. Gerai, dar vienas žmogus priėjo pakalbėti. Tai sako, ne, taip aš tavo vietoje nebandyčiau, nes naktį, daug skrydžių, žinai, atsiranda. Ir gali būti biškai problemų, bet, blemba, jeigu aš iš karto būčiau varęs, bet nebandęs to plano A, tai tada, žinai, easy būtų, manau. Bet dabar, bet kitą kartą žinosiu, jeigu bus toks kitas kartas. Dar imigracijoje pasiklausiu. Paskutinis bičas, su kuriuo kalbėjau, sako, blemba, aš tai taip nedaryčiau. Bet, jeigu jau labai norit, nusileis žemyn prie išėjimo, pakalbėk su migracijos žmonėm. Jeigu jie tave išvis išleis. Oho, kaip garsiai. Jeigu tave jie išvis išleis, kai tau tiek laiko likę. Aš valandą prašykau lygioj vietoj. Biški gaila. Bet sakau, kitą kartą žinosiu, jeigu kitas kartas bus. Tai nusileidau žemyn ir net nejau kalbėti su tais, net nejau kalbėti su tais migracijos žmonėm, nes pamačiau, kokia eilė prie išėjimo, o jinai didelė. Tai pirmas dalykas, tada aš ant klaustuko ar spėju į tą mečetę, nes be mečetės daugiau aš ten, neturiu jokio kito greito tikslo, ką būtų galima nuveikti per tokį trumpą laiką. Nes ta mečetė viena iš didžiausių ir gražiausių Arabų Emiratus. Tai jeigu į ją nespėju, tai tada veltui perku fast tracką, veltui 100 eurų išmetu ant takso ir veltui tiesiog lakstau ir stresuoju. Tai dėl to ir sakau, kad čia jau turbūt tas Trackis man pasimatė, kur nebe toks imlus nuotykiam. Tai dabar reikia grįžti atgal ir tiesiog eiti į lounge'ą ir sėdėti. Atvykom į lounge'ą, tokių užkandukų, visokio maisto, čia jau normaliau. Dabar einam susirasti, kur čia atsisės. Ir įrankų reikia. Pavalgiau, padirbau 3 valandas ir reikia varyti, nes čia yra laiko limitas. Ir paskutinė kelionės dalis. Tik su autobusu atvažiavom šį kartą. Tai tokias linijas, tai net keista. Bet pagaliau paskutinis skrydis, o nežinau kiek valandų. Ir viskas, 3 iš 3 dan. Dabar yra 3 valandos 28 minutės. Dar valandą kaip niekur užtruksiu čia. Nes reikia vizą pasiimti, nes būsiu čia mėnesį. Nes 2 savaitėm nereikia nieko, tiesiog gali įeiti ir gauni vizą. O jeigu tu nori būti ilgiau nei 2 savaitės, reikia pirkti vizą už 5 eurų. Tada dar išeiti iš čia per pasienį, ten irgi reikalų yra. Tada pasimti naują SIM kortą ir tada važiuoti į oro uostą. Oro uostą, ne ačiū. Į viešbutį. Viešbutį būsiu kokią 4, pusę 5 labiau. Būsiu keliavęs
lygiai parą, nes išvariau apie 3 nakties ir atvarysiu į viešbutį kitos dienos 5 nakties, bet 2 valandos atsisuka, tai gaunasi lygiai para kelionės. Nors šiaip nebuvo taip blogai, kaip galvojau. Tai varom per pasienį, per dalykus, dabar nepafilmuosiu. Ir turbūt susitiksim rytoj arba viešbutį. Čiau. Gerai, viską pasidariau ir per rekordiškai trumpą laiką, aišku, nusipirkau Fast Tracką už 10 rialių. Tai čia yra grubiai 25 eurai už Fast Tracką, 5 eurų už vizą. Savo lagamino dar nematau. Tai va, 10... Ne, matau, va. Ir viešbutis. Pagaliau. Ir kaip ir sakiau, 4:25. Tai labai greitai susisukau, tik su taksioriais ten buvo biški reikalų, nes mano appsai kažkodėl nei vienas neveikė. Nu ir viešbučio turas. Turim tokį kambarį. Iš karto pasakysiu, labai didelis minusas, aš net ėjau į apačią aiškintis. Šitas kambarys yra rūkantiems. Ir galit įsivaizduoti, kas per kvapelį šitam kambarį. Tai ėjau į apačią aiškintis, sako, ble, sorry, nu, pilna, nu, tipo, nėra visiškai nei vieno kambario laisvo. Sako, nu, galiu ką padaryti per sekančią valandą, jeigu kažkas atsiras, tai aš tau galiu pranešti, galėsi pakeisti kambarį. Nu, tai ar aš beveik parą keliavęs kelsiuosi iš savo dabar 3 valandų būsimų miego ir eisiu į kitą kambarį? Ne, aš rūkysiu visą naktį šitam kambarį. Tai va, toks dušiukas ir toks kambariukas. Simple, pimple, didelis stalas, man patinka viešbučiai su normaliais patogiais stalais. Žodžiu, tai šiandien tiek. Jeigu čia video pabaiga, tai ačiū visiems, kad žiūrėjot šitą neįdomų oro uosto kelionių video, nes aš neturėjau daugiau ką veikti šitą kelionį, tai teko filmuoti ir kalbėti su kamera. Tai šiandien tiek ir iki kitų kartų.